Sveiki visi! Šiandien mes kalbėsime apie šiukšlių rinkimą, dirbant su įvykiais. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Mes turim labai paprastą kodą. Mes sukūrėm notifierį, kuris turi kažkokį įvykį ir mes, naudojant klasę subscriber, ant to įvykio pasirašome. Tai kuriant objektus subscriberio, mes nurodome, kad turime iš to subscriberio iškviesti metodą notify, kai tas įvykis bus kviečiamas. Na ir paleidus tą kodą mes matome, kad pradžioje paprašėme labai daug atminties ir po to suveikė garbage collectorius. Ta atmintis, kuria buvo atlaisvinta, vėl yra naudojama tam, kad ten patalpintumėm naujus objektus ir kai ta atmintis bus perpildyta, garbage collectorius vėl panaikins visus tos subscriberius, toje atmintyje atsiras nauji subscriberiai. Tai atmintis yra valo, bet dabar mes padarysime truputį kitaip. Mes nedarysime ant subscribe, o tik kiekvieną kartą pasirašinėsime ant to įvykio. Paleidus tą kodą dar kartą, mes matome, kad naudojame vis daugiau ir daugiau atminties. Garbage collectorius yra kviečiamas labai dažnai, bet jis neatlaisvina resursų. Mes naudojame vis daugiau ir daugiau resursų. Tai reiškia, kad tie objektai nėra atlaisvinami. O viskas yra dėl to, kad tos objektus žiūri notifier objektas. Jis saugo informaciją apie visus subscriberius tam, kad jis galėtų po to jos iškviesti. Garbage collectorius mato, kad į tos objektus yra nuorodos ir tų objektų nenaikina. Tai labai svarbu rašant programas daryti ir unsubscribe, jeigu jūsų notifieris gyvena labai ilgai. Jeigu jūs nepagalvosite, kur jūs turite atsirašyti nuo to įvykio, po kažkokio laiko atmintis gali pasibaigti. Tai dabar jūs žinote, kaip garbage collectorius veikia su įvykiais. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašymą. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.